Man visi daktarai sakė, kad aš tikrai negalėsiu niekur važiuoti ir jokių šansų nėra, kad aš galėsiu dalyvauti pasaulio čempionate. Žinojau, kad labai rizikuoju, bet turėjau paskutinį šansą įrodyti viską, ką galiu. Todėl variau maksimaliai su visom įmanomom reabilitacijom, treniruotėm ir viskuo. Susidūrę su kažkokiom kliūtim, atsistoji, nusišluostai ašarą, eini toliau. Savo mintise 100 kartų klausiau, rimtai laimėjau aš, ar tikrai taip gali būti. Tai tada jau buvo toks suvokimas, kad taip, kažką padariau tikrai didelio. Nesiruošiu niekur dingti iš sporto ir tikrai pamatysit mane ant dviračio.